Laba diena, šiandien Jums pristatysime naujausias Uriaš produktų inovacijas. Apžvelgsime pažangius sprendimus, kuriuos gamintojas siūlo dviem skirtingiems, bet itin aktualiems poreikiams – sausos bei riebios ir mišrios odos priežiūrai. Uriaš gamintojas pristato atnaujintą Xemozė produktų liniją, kuri yra papildyta 8 biomimetiniais keramidais. Jie yra rekomenduojama sausai, labai sausai bei į atopiją linkusiai odai. Tai naujos formulės, inovatyvūs dermatologiniai sprendimai, kurie padeda atkurti odos barjerą ir užtikrina ilgalaikį odos maitinimą bei drėkinimą. Kas yra atopinis dermatitas, arba dar kitaip vadinama egzema? Tai yra lėtinis odos uždegimas, sukeliantis niežėjimą, raudonumą ir sausumą. Jis pasireiškia viso kūno ir veido odos sausėjimu. Priežastys yra įvairios. Gali būti genetinės, imuninės sistemos sutrikimai ar aplinkos veiksniai. Gydymas apima odos drėkinimą, švelnią priežiūrą ir vaistus nuo uždegimo. Per pastaruosius 30 metų sergančiųjų skaičius išaugo 3 kartus. Egzema arba atopinis dermatitas yra antroji pagal dažnumą odos liga. Kai odoje trūksta keramidų, pacientai susiduria su 3 pagrindiniais simptomais. Tai niežėjimu, sausumu ir paraudimu arba sudirgimu. Nuolatinį niežėjimą jaučia beveik visi pacientai, o tai sukelia grandininę reakciją. Net 90% suaugusiai dėl to kenčia nuo rimtų miego sutrikimų. Klinikiniais tyrimais yra patvirtinta įrodyta, kad keramido atstatymas yra būtinas ne tik odai, bet ir bendrai paciento savijautai pagerinti. Odos barjero pažeidimas yra vienas pagrindinis atopinės odos arba egzemos požymis. Todėl keramidai yra labai svarbus barjero atstatymui ir odos regeneracijai. Ką reiškia Xemozė C8? Tai keramidai. Keramidai yra natūralūs lipidai, randami mūsų raginiame odos sluoksnyje. Jie yra sudaryti iš riebalų rūgščių ir sfingozinų. Svarbu suprasti jų funkciją. Ši lipidų kombinacija veikia kaip cementas, kuris tvirtai sujungia odos barjero ląsteles, tarsi plytą sienoje. Keramidai yra gyvybiškai svarbus, nes jie sudaro net 50% visų odos lipidų ir yra tiesiogiai atsakingi už sveiką odos barjerą. Jei jų mažėja, oda tampa sausa, jautri ir pažeidžiama. Kodėl biomimetiniai ir ką tai reiškia? Xemozė C8+ produktuose naudojami būtent biomimetiniai keramidai. Sąvoka biomimetinis reiškia, kad šie ingredientai yra labai panašus į mūsų odoje esančius keramidus ir jų struktūrą. Kadangi jie yra struktūriškai identiški tiems, kuriuos gamina mūsų kūnas, jie pasižymi 3 esminiais privalumais. Jie idealiai dera su natūraliais odos lipidais, todėl oda juos atpažįsta kaip savus. Dėl savo panašumo jie greitai įsigeria į epidermį, jie veiksmingai užpildo ir greitai atkuria pažeistą apsauginį barjerą. Kodėl Xemozė produktuose skaičius C8? Tai reiškia, kad sudėtyje yra net 8 skirtingi biomimetiniai keramidai. Šie keramidai giliai prasiskverbia ir atstato natūralią odos struktūrą, sustabdo drėgmės praradimą bei grąžina odai vientisumą ir tvirtumą, nuramina odos tempimą, maitina, drėkina ir papildo lipidų atsparą. Uriaš patentuotos medžiagos ir 8 biomimetiniai keramidai Xemozė C8+ produktuose atkuria ir apsaugo 3 odos barjerus – fizinį, imuninį ir mikrobiomos. Fizinį odos barjerą atkuria 8 biomimetiniai keramidai kartu su taukmedžio sviestu, skvalanais bei aliejais, užtikrina odos barjero vientisumą. Imuninį odos barjerą stiprina Chronoxin patentas, kuris akimirksniu ramina odą, mažina niežėjimą ir uždegiminius procesus. Ir mikrobiomos barjerą atkuria terminis vanduo TLR2 Regul patentas, kuris padeda atstatyti natūralią mikrobioto pusiausvyrą. Todėl oda tampa apsaugota nuo išorinių dirgiklių ir drėgmės praradimo jau po pirmo naudojimo. Kas yra Xemozė C8+ produktų vartotojai? Tai yra universalus sprendimas, sukurtas ir rekomenduojamas dermatologų visai šeimai. Tai būtų ir kūdikiams, ir vaikams, ir suaugusiems. Yra suskirstyta į 2 pagrindinės kryptis pagal kliento poreikius. Pirma grupė būtų kasdienė priežiūra ir skirta yra visai šeimai, turintiems sausą odą, visų fototipų odai, kuris tinka veidui, kūnui.
Tai klientai, kurie ieško kokybiško drėkinimo, maitinimo ir odos barjero palaikymo visą dieną. Antra grupė – tai intensyvi pagalba probleminiai odai, kur ksemozė C8+ veikia kaip tikras SOS sprendimas. Ji rekomenduojama tada, kai įprastų drėkiklių nebepakanka. Rekomenduojama yra labai sausai į atopiją linkusiai odai, kai klientas jaučia stiprų, intensyvų ar net ekstremalų sausumą. Matomi sausi odos plotai, vadinamieji lopai arba šerpetojanti, pleiskanojanti oda. Kai žmogus jaučia nuolatinį diskomfortą, ne tik sausa, bet ir varginama nuolatinio niežulio. Apibendrinant, norėčiau pasakyti, kad ksemozė C8+ produktai yra tas pasirinkimas, kuris užtikrina saugumą ir efektyvumą tiek profilaktiškai prižiūrint odą, tiek sprendžiant rimtas odos problemas. Uriaž ksemozė C8+ dermatologų sukurtai rekomenduojama linija visai šeimai. Be kvapo, tinkama veidui ir kūnui, švelnūs prausikliai be muilo, maitinantis, drėkinantis ir raminantis kūno bei veido priežiūros produktai. Jei klientai ieško priemonės, kurios nereikėtų tepti keletą kartų ar kas valandą ir kuri iš tiesų maitina, drėkina ir atkuria odos barjerą ilgam, tai geriausias pasirinkimas ksemozė C8+ produktai, kurie yra veiksmingi 48 valandas. Uriaž ksemozė C8+ raminamasis prausimosi aliejus, esant stipriam sausumui ir niežuliui, nepalieka riebios plėvelės, veidui ir kūnui, labai sausai atopiją linkusiai odai, tinka visai šeimai nuo naujagimių iki suaugusiųjų, aliejus praturtintas 8 biomimetiniais keramidais bei taukmedžio sviestu ir terminiu vandeniu, jau po pirmojo naudojimo pastebimi sumažėja niežulys, odos sausumas, oda tampa pamaitinta ir apsaugota. Ksemozė C8+ švelnus gelinis kreminis prausiklis, tai bekvapis, skirtas kasdieniai labai sausos ir į atopiją linkusios odos priežiūrai, veidui, kūnui, tinka visai šeimai nuo kūdikių iki suaugusiųjų. 8 biomimetiniai keramidai, terminis vanduo ir glicerinas intensyviai drėkina odą, padeda išlaikyti odos drėgmę ir apsaugoti odos barjerą kiekvieną dieną, nepažeidžiant natūralaus pH. Ksemozė C8+ SOS dulksna – tai pirmoji pagalba skirta akimirksniu numalšinti niežulį ir diskomfortą. Sudėtyje esantis 8 biomimetiniai keramidai, 5% taukmedžio sviesto ir terminis vanduo malšina niežėjimą, maitina ir drėkina odą. Ši dulksna yra nepakeičiama žmonėms, kurie nemėgsta tepti kremų. Paaugliams, senyvo amžiaus žmonėms, vyrams ar tėvams auginantiems mažus vaikus. Galima purkšti bet kokiu kampu, patogu pasiekti nugarą ar kitas sunkiai prieinamas vietas. Tai itin lengva dulksna akimirksniu nuramina, pamaitina odą. Jos nereikia įtrinti, tinka visai šeimai, veidui ir kūnui, esant ekstremaliam sausumui ar atopinio dermatito paūmėjimą. Ksemozė C8+ universalus minkštinamasis kremas, esant intensyviam sausumui, niežėjimui, šerpetojančiai odai. Tinka visai šeimai, nuo kūdikių iki suaugusiųjų, veidui ir kūnui. 8 biomimetiniai keramidai, uriažo terminis vanduo ir 10% taukmedžio sviesto maksimaliai ramina odą, maitina, drėkina. Užtikrinamas 48 valandų poveikis nuo niežėjimo ir sausumo pasikartojimų. Kitas itin svarbus ksemozė linijos produktas – ksemozė C8+ aliejinis balzamas su 8 biomimetiniais keramidais. Tai unikali priemonė, skirta intensyviam, labai sausos į atopiją linkusios odos maitinimui. Veidui, kūnui, visai šeimai, tinka ir kūdikiams. Kodėl verta rinkti šį balzamą? Tai balzamas, kuris pasitepus virsta aliejumi. Jis padengia odą neriebia apsauginė plėvele, kuri neleidžia drėgmei išgaruoti, tačiau nepalieka lipnumo pojūčių. Kliniškai patvirtinta, kad priemonė ne tik akimirksniu nuramina niežėjimą, maitina odą, bet ir slopina jo pasikartojimą net iki 48 valandų. Be uriaž patentų yra 8 biomimetiniai keramidai, 10% sviestmedžio sviesto ir įlypę aliejaus, kuris apsaugo odą nuo išsausėjimų. Svarbu pirkėjui paminėti, kad yra skalsus, nedidelio kiekio užtenka dideliam odos plotui patepti. Ksemozė Cerat kremas su 8 biomimetiniais keramidais, ypač sausai odai, rekomenduojama kaip pirmoji pagalba lokalioms kūno vietoms – veidui, kūnui, alkūnėms, keliams, labai šerpetojančiam zonom arba esant
stipriam paūmėjimui, kai reikia maksimalaus maitinimo. Galima naudoti kartu su medikamentiniu onkologiniu gydymu ar po jo. Lyginant su visais kitais linijos produktais, šis Cerat kremas turi didžiausią taukmedžio sviesto koncentraciją – net 25%. Tai užtikrina intensyvų odos maitinimą. Ksemozė C8 kremas veidui su 8 biomimetiniais keramidais intensyviai maitina, ramina, atkuria odos barjerą. Tinka labai sausai, į atopiją linkusiai veido odai nuo kūdikių iki suaugusiųjų. Nors kremas intensyviai maitina, jo tekstūra nėra riebi ir nelimpanti. Idealiai tinka kaip makiažo pagrindas. Galima rekomenduoti žiemos metu, kadangi turi 10% šviesmedžio sviesto. Uriaž Ksemozė kremas akių sričiai su 8 biomimetiniais keramidais, labai sausai, sudirgintai akių sričiai, vokų egzemai. Tinka visai šeimai, nuo kūdikių iki suaugusiųjų. Akimirksniu nuramina niežulį ir sudirgimą. Užtikrina net 48 valandų poveikį prieš simptomų atsinaujinimą. Kremas atkuria odos barjerą, maitina, drėkina, lengva, neriebi tekstūra, be kvapo. Rekomenduokite šį kremą kaip pirmąją pagalbą, kai klientas ieško sprendimo niežtinčiai ir pleiskanojančiai akių sričiai ar vokų egzemai. Šioje skaidrėje pristatoma kasdienė priežiūros rutina sausai, labai sausai ir į atopiją linkusiai odai. Ji sudaryta iš 3 pagrindinių žingsnių – švelnaus odos valymo, odos barjero atkūrimo ir intensyvaus maitinimo. Atsižvelgiant į odos sausumo lygį, parenkami produktai padeda sumažinti niežulį, atkurti lipidų balansą ir užtikrinti ilgalaikį odos komfortą visai šeimai. Rekomendacijos pagal odos sausumo lygį. Esant intensyviam odos sausumui, rekomenduojama Ksemozė C8+ universalus minkštinamasis kremas. Labai intensyvaus odos sausumo atveju rekomenduojama Ksemozė C8+ aliejinis balzamas. Ir esant ekstremaliam, ypač stipriam sausumui, sausiems odos lopinėliams, šiurkščiai ir šerpetojančiai odai, rekomenduojama Ksemozė C8+ Cerat kremas. Ksemozė C8+ veido odos rutina sausai, labai sausai ir į atopiją linkusiai odai skirta klientams, ieškantiems maksimalaus rezultato. Rekomenduojama švelnus aliejinis arba gelinis prausiklis, drėgmės atstatymui Uriaž terminis vanduo, akių sričiai raminantis ir maitinantis kremas, o veidui Visage kremas užtikrinantis intensyvų maitinimą ir ilgalaikį komfortą. Ksemozė C8+ produktų linija gali būti rekomenduojama kartu su onkologiniu gydymu, siekiant padėti nuraminti, atkurti ir apsaugoti jautrią gydymo metu paveiktą odą. Vaistininkai ir konsultantai atlieka svarbų vaidmenį palaikydami šios pacientus. Rekomenduokite sausos odos priežiūros produktus, skirtus papildyti medicininį gydymą ir pagerinti odos komfortą. Detalesnę informaciją galite pažiūrėti sustabdę prezentaciją. Skaidrėse nurodyta, prie kokio medikamento, kokį Uriaž produktą rekomenduoti. Džiaugiuosi galėdama būti su jumis šiandien ir pakalbėti apie naujausią Uriaž Hisec linijos asortimentą. Papasakosiu apie naujienas. Kaip ir žinome, Hisec linija skirta probleminiai odai. Aknė nėra tik paauglių problema. Tai būklė, kuri pasireiškia skirtingais gyvenimo etapais. Nors didžiausia dalis moterų ieškančių aknės priežiūros sprendimų yra nuo 16 iki 24 metų amžiaus, reikšminga dalis išlieka ir vyresnėse amžiaus grupėse. Todėl aknė reikalauja nuoseklios, ilgalaikės ir amžiui pritaikytos priežiūros. Aknė yra lėtinė uždegiminė odos liga pasireiškianti uždegimu aplink komedonus, užsikimšusius plaukų folikulus. Ji dažniausiai lokalizuojasi veido srityje, taip pat gali pasireikšti nugaroje ir krūtinėje. Hisec linija sukurta sistemiškai spręsti riebios ir į aknę linkusios odos problemas visais priežiūros etapais. Linija aiškiai suskirstyta į 4 kategorijas. Kasdienė higiena, kasdienė priežiūra esant aknei, papildoma priežiūra bei odos atkūrimą po medikamentinio gydymo, kai oda išsausėjusi ir jautri. Vartotojui ši struktūra užtikrina paprastą ir aiškų pasirinkimą, lengva rasti tinkamą produktą pagal esamą odos būklę ir jautrumą konkrečiu metu.
Farmacijos specialistams tai leidžia konsultuoti greitai ir užtikrintai, aiškiai matyti, nuo ko pradėti priežiūrą, kaip ją nuosekliai stiprinti ir kada tikslinga pereiti prie atkuriamųjų sprendimų. Šioje skaidrėje pristatome HISEC higienos etapą. Pirmą ir labai svarbų žingsnį – riebios odos bei akne linkusios odos priežiūroje. Pagrindinė problema, su kuria susiduria klientai, nepakankamas arba per agresyvus valymas, kuris skatina blizgesį, užsikimšusias poras ir diskomfortą. HISEC prausiklis sukurtas taip, kad efektyviai pašalintų sebumą, nešvarumus, makiažą ir SPF likučius, bet kartu ir nepažeistų odos barjero, neapsunkintų ir neišsausintų odos. Tinkamai parinkta higiena paruošia odą gydomajai priežiūrai ir didina visos rutinos efektyvumą. Dabar matome produktus skirtus kasdieniai priežiūrai, esant aknei, kuomet svarbu ne tik koreguoti netobulumus, bet ir išlaikyti odos komfortą bei apsauginę funkciją. HISEC mat lengvos tekstūros matinis gelis kremas, padedantis kontroliuoti odos blizgesį, sutraukti poras, raminti ir drėkinti odą. Tinka kasdieniam naudojimui riebiai ir mišriai odai, ypač kai oda linkusi blizgėti, bet jaučiamas tempimas ar jautrumas. Aktyvesniai korekcijai skirtas HISEC 3 Regul Plus kremas, kurio sudėtyje esantis patentuoti kompleksai padeda subalansuoti odos mikrobiomą, reguliuoja sebumo išsiskyrimą ir mažina spuogų atsiradimą. Salicilo rūgštis ir cinkas veikia netobulumus, o AHA rūgštis skatina odos atsinaujinimą. Todėl dienos metu būtina naudoti apsaugą nuo saulės. Kai reikalingas ir maskavimas, ir apsauga, rekomenduojamas HISEC 3 Regul Plus SPF 30 toninis kremas, kuris matizuoja, suvienodina odos spalvą, maskuoja paraudimus ir saugo nuo UVA bei UVB spindulių. Kasdieniai aukštai apsaugai, riebiai ar į aknę linkusiai odai skirtas HISEC SPF 50 apsauginė emulsija. Tai lengvas, neapsunkinantis ir porų nekaišantis pasirinkimas, ypač naudojant rūgšties ar intensyvesnės priemonės. Rutinoje poveikį sustiprina HISEC Booster serumas. Čia bus mūsų naujiena, apie kurią pakalbėsim atskirose skaidrėse. Taigi, serumas probleminiai odai, kuris padeda koreguoti netobulumus ir yra efektyvus jau po pirmojo naudojimo. HISEC naujajame serume naudojamas 5,8% AHA rūgščių kompleksas, kuris švelniai, bet efektyviai atnaujina probleminę odą. Sudėtyje yra pieno rūgštis, kuri eksfolijuoja ir drėkina. Glikolio rūgštis padeda reguliuoti sebumą, sutraukia poras ir lygina odos nelygumus. Na, o obuolių rūgštis skatina odos atsinaujinimą ir gerina kolageno gamybą. Serumas išsiskiria ne tik sudėtimi, bet ir ypatinga technologija. Jis yra lengvas, turi ultramatinę tekstūrą, kuri greitai susigeria, nelimpa ir suteikia komfortą odai. Papildomai sudėtyje esantis cinkas veikia antibakteriškai ir ramina odą, o uriažo terminis vanduo drėkina bei stiprina odos apsauginį barjerą. Hialurono rūgštis putlina ir drėkina. Ypatinga inovacija – unikali Neurobox antistresinė technologija, padedanti mažinti oksidacinius procesus ir hormoninio streso poveikį. Tai leidžia ne tik koreguoti netobulumus, bet ir ilgainiui reguliuoti riebalų išsiskyrimą bei bakterijų dauginimąsi. Todėl serumas tinka kaip ilgalaikis sprendimas probleminiai odai. Jis sukurtas suaugusiųjų probleminiai odai. Kuomet vargina blizgesys, nelygi tekstūra, inkštirai, išsiplėtusios poroms ar raudonos dėmės. Didelis privalumas šio serumo, jog jis tinka visiems odos tipams ir atspalviams, net jautriausiai odai. Gali būti saugiai naudojamas kartu su apsauga nuo saulės ir nėštumo metu. Naudojimas 1-2 kartus per dieną tinka kasdieniai priežiūrai arba palaikomasis sprendimas po gydymo vaistais. Toliau. Papildomas priežiūros priemonės.
Jos padeda tiksliai spręsti riebios ir į aknę linkusios odos problemas skirtingais rutinos etapais, nuo valymo iki greitos pagalbos pavieniams spuogams. Kasdienį prausimosi etapą užbaigia Hisek valomasis tonikas, kuris sutraukia poras, mažina odos blizgesį ir paruošia odą tolimesniai priežiūrai. Gilesniam valymui 1–2 kartus per savaitę rekomenduojama Hisek Peel Off veido kaukė. Kaukės sudėtyje yra obuolių rūgšties, cinko, poras mažinantis kompleksas Pore Refinir. Ji padeda pašalinti nešvarumus, sumažinti inkštirus ir porų matomumą. Oda atrodo skaistesnė, matiškesnė ir gaivesnė. Greitai pagalbai skirta SOS pasta. Tirštos konsistencijos pasta, kurios sudėtyje yra žaliojo molio ir cinko, spartina spuogų brendimo procesą. Todėl užtepus pastos ant susidarančio spuogo šis greičiau subręsta ir greitai sunyksta. Pastos sudėtyje esantis terminis vanduo ramina ir drėkina odą. Dienos metu, kuomet reikalingas nematomas sprendimas, rekomenduojama mūsų naujiena Hisek SOS gelis. Lengvos tekstūros gelis skirtas lokaliai tepti ant spuogų. Sukuria nematomą pleistro efektą, padeda valyti ir sausinti spuogus. Veikia iš karto, apsaugo visą dieną. Dėl sudėtyje esančių AHA rūgščių dienos metu rekomenduojama naudoti apsauginę priemonę nuo saulės. Hisek lokali priežiūra skirstoma pagal paros laiką ir spuogo būklę. Dieną naudojamas SOS džiovinantis gelis. Jis veikia greitai, yra nematomas ant odos ir saugo spuogą visą dieną, todėl tinka naudoti net prieš makiažą. Naktį pasirenkama SOS pasta, kuri veikia intensyviau, pagreitina spuogo brendimą ir mažina jo dydį, kol oda ilsisi. Trumpai, dieninė priežiūra skirta kontroliuoti ir apsaugoti, naktinė aktyviai gydyti. Sekantis ir paskutinis etapas. Priežiūra po gydymo odai, kuri yra išsausėjusi, jautri, sudirginta po medikamentinio ar dermatologinio gydymo. Hisek Hydra atkuria drėgmę, komfortą, stiprina apsauginį barjerą. Formulėje naudojami lengvi odai artimi keramidai, kurie neapsunkina ir tinka riebiai bei į aknę linkusiai odai. Čia matote Hisek priežiūros rutiną. Viskas labai paprasta ir logiška. Pirmiausia, visada pradedame nuo valymo. Naudojame prausiklį, o po jo valomąjį toniką, kad užbaigtume valymą ir paruoštume odą kremui. Toliau, aktyvioji priežiūra. Jei oda labiau blizga ir poros išsiplėtusios, renkamės Hisek Mat. Jei oda labiau spuoguota, Hisek 3 Regul arba 3 Regul su SPF. Priklausomai nuo to, ar tai rytas ar vakaras. Prieš kremą galima pridėti booster serumą, kai reikia stipresnio poveikio. Jei atsiranda pavieniai spuogai, naudojame SOS priemonės, pastą vakare arba SOS gelį dienos metu, kai norisi nematomo sprendimo. Papildomai, 1–2 kartus per savaitę galime pasiūlyti Peel Off kaukę, kad giliai išvalyti poras ir sumažinti blizgesį. Ir pabaigai labai svarbu priminti, kad naudojant aktyviąsias priemonės dieną visada reikia naudoti apsaugą nuo saulės. Ačiū, kad buvote kartu, žiūrėjote ir aktyviai klausėtės. Linkiu sėkmės ir sklandaus darbo konsultuojant klientus.